kvietimą iš Aleksandro pažvejoti būtent čia. Vieta unikali ir labai graži. Šeštadienio oras pasitaikė pasakiškas. Rytas šiek tiek buvo vėjuotas, tačiau į popietę jis visai nurimo ir buvo visiškas štilius. Beje, noriu pasidžiaugti, kad prie mūsų žvejų mėgėjų būrelio prisijungė visų gerai žinomas žvejybos reikmenys LT komanda, kuris su mumis dirbs visą šį sezoną. Kaip ir kiekvienoje žūklėje yra labai svarbus pasiruošimas, kuris atima nemažai laiko, inventoriaus paruošimas, masalai, galiausiai dugno skenavimas. Pati žūklavietė išsiskiria nuo kitų tuo, kad čia niekada nebūna pašalinių. Šioje vietoje esame gaudę ir pernai, daugmaž žinoma ir dugno struktūra, bet tas patingėjimas atsinešti pedanus šiandien atsisuko prieš mus. Vėliau eigoje pamatysite kodėl. Kaip jau pastebėjote, gyvų masalų kiekis tikrai nemažas, juk atvykome pabandyti sugauti pavasarinių ties Rumšiškėmis besiganančių karšių. Noriu parodyti, su kokia sistema aš įprastai gaudau. Tikriausiai daugumai tai nebus naujiena, tačiau pradedantiesiems tai tikrai aktualu. Sistema vadinama inline. Pagrindinis valas pintas, ant kurio karabinas. Prie pinto valo tiesiogiai pririšta fiderinė guma. Prie karabino yra tvirtinama šėrykla. Startiniam jaukinimui pradžiai paduosiu uodo druglio lervų, liaudyje taip vadinamų matylių. Matyliai gerai pramaišomi su pačiu jauku ir viskas yra kemšama į šėryklą ir metama į pasirinktą žūklės tašką. Į startinį jaukinimą labai greitai sureagavo kuojos.
Pirmas metimas ir poros minučių bėgyje kibimas. Aleksandrui į startinį jaukinimą atsiliepė Neūžaugos karšiukai. Tam, kad atsiginti smulkios žuvies, bandau pasmulkinti musės lervų kokonų ir paduoti juos kartu su jauku. Daugybės permetimų į patiektas vaišes atsiliepė žiobriai. Kalibras tikrai gražus, tačiau ne jų mes čia atvykome gaudyti. Pagaliau Aleksandras gauna karšinį kibimą, tačiau neatlaiko pavadėlis. Tikriausiai visiems įdomu, kodėl traukiant žuvį mes stojamės ant platformos sėdynės. Šioje vietoje už 25 metrų nuo kranto linijos eina staigus gylio perkritimas į 12 metrų ir yra labai stati parandė. Jeigu tik stipriau ir greičiau pavynioji valą, šėryklą įsminga į šlaitą ir žuvį ištraukti nėra jokių šansų. Štai kodėl reikėjo mums netingėti, o atsinešti pedanus. Paklausus Aleksandro, ką padavė su jauku, kad atsiliepė karšelis, ogi slieko. Taigi skubu pasikarpyti slieko ir taip pabandau suvilioti plačiašonę. Po keletos permetimų bingo. Vadinasi, karšiams reikia karpyto slieko, kad jis susidomėtų jaukinimo vieta. Ant kabliuko suveikė 2 balti dzikai su 2 matiliais.
Traukiant neblogą karšioką net laiko pavadėlis. Bandau storintis iki 0,12, tačiau geras pusvalandis jokio kibimo ir vėl tenka grįžti prie 0,10 ir automatiškai atsiranda vėl kibimai. Vadinasi, šiandien pavadėlio storis turėjo didelę įtaką kibimams. Šiandienos žūklė buvo tikrai sunki ir nervinga, kol neatradau tinkamos kombinacijos ant kabliuko ir tinkamų vaišių ant karšių stalo. Didelis ačiū mūsų žūklės partneriui Žvejybos reikmenys LT ir jų rekomenduotai jaukų kombinacijai. Koks konkrečiai buvo naudotas jaukas, kreipkitės į juos ir jie mielai jums papasakos. Taigi, iki greitų susitikimų prie vandens.